mano namus buvo padegę. No way. Jo. Ta prasme, čia tikrai nėra gera reklama emigracijai. Jo, aš ten belinką, žinai, ten papilu kažką užsako ir jie žiūri, tie žmonės, kurie užsakinėjo, jie tiesiog taip žiūri. What is she doing? Tipo, jie buvo visiškam šoką, tipo. Ir aš tada auninau tą ir aš supratau, kad tai, kad aš nesuprantu, gali būti visai irgi vaibas. Tik man reikėtų nuolatos vien būti studijoje ir vien rašyti. Aš irgi išprotėčiau. Tai aš tiesiog man patinka, kad aš galiu ir tą, ir trečią, ketvirtą, žinai, kai kurie ten nori paverkti. Aš neverkiu, aš tiesiog darau. Sveiki, aš esu Aistė, dainų autorė, atlikėja, muzikantė ir šiaip menininkė iš gerosios prasmės. Ir čia yra Pasaulis užsimerkus. Aiste, ačiū labai, kad atėjai. Sveika, labai smagu čia būti. Ir labai graži studija ir tu pati labai graži. Tai Ačiū. vienas malonumas. Ypač dar ir žmonės už kameros. Tai turim čia pagalbas. Labai tikrai džiaugiuosi, kad sutikai, nes aš taip vieną akim žiūrėjau į tavo vasaros koncertų grafiką ir buvau šiek tiek amazed. Tikrai buvo įtemptas laikas. Ja. Vasara buvo tikrai labai tokia įspūdinga. Aš net negalvojau, kad taip įmanoma bus, bet pasisekė man apšildyti ir Rokajan, ir Jessica, ir Monika Liu. Tai pasirodyti prieš didelės mines ir prieš tokias mines, kurios, žinai, ploja ir džiaugiasi ir iš tikrųjų joms patinka, tai man buvo tiesiog toksai didelis impulsas ir toksai įkvėpimas, žinai, toliau darbuotis šią tą kryptimį. Dėl to aš lapkričio 21 darysiu koncertą Kabyje, jau tokį didesnį ir ne šiaip ten tokį, kur tiesiog su gitarėlė, žinai, ar ten kažką, bet jau kaip maestro sako, ten bus daug garso ir šviesų. Maestro. Jau praeitų laikų. Ja. Super, labai lauksim. Jo. Tai aš galvoju visada, žinai, kai tokie yra etapai, jie yra ir praturtinantis, tai prasme, naujas galimybės, taip toliau, bet iš tikrųjų ir stresas. Kaip tu susidirbi su savim, žinai, nes yra daug spaudimo, aš manau, gal net ir iš pačios savęs, žinai. Jo, spaudimas, aš suprantu, ką tu sakai, bet matai, kaip ir aš galbūt šiek tiek kitaip viską žiūriu, nes man atrodo, kad dažniausiai stresas kyla iš to, kad žmonės bando kažką įrodyti, arba nežinau, gal savo arba kitiem, dažniausiai gal kitiem, bet jeigu kas biški pažengia, tada bando sakyti, kad savo, žinai. Bet aš per daug nestresuoju, nes aš biški žiūriu viską dar didesnės perspektyvos ir aš suprantu esmę viso, kodėl aš viso egzistuoju. Ir tai yra labai, būtent scenos yra labai glaudžiai susiję su mano šiso prasme šitam pasaulyje. Ir dėl to aš, kai lipu į sceną, tai man nėra kažkoks, tai aš čia ateisiu kažkam parodysiu, kažkas kažką pagalvos, ar aš čia kažką savo įrodysiu. Aš tiesiog bandau visiškai pilnai, maksimaliai išgyventi tą tokį, žinai, čia yra tokia ypatinga būsena, kurioje tu būni. Ne va dabar, kai darom podcastą, ne? Mes kalbam šiek tiek kitaip, galbūt negu kalbėtume paprastai. Aš tikrai nesidėčiau taip, aš sėdėčiau kažkaip išsidrėbus ir visiškai kažką valgyčiau, tikriausiai, žinai. Aš jau galvoju, ant sofos su popkornais, kokiais pilini. Kažką tokio, žinai. O tai vat scena, jinai irgi iš savęs jinai tokia kaip biški šventa vieta ir aš galiu ten patekti. Ir aš vien tuo, kad aš galiu ten patekti ir kad bus tiek daug energijos sukurta ir iš manęs, ir iš mano muzikos, ir mano muzikantų, ir publikos. Tai yra toks, kaip sakyt, ganėtinai nepakartojama patirtis, kurią aš noriu patirti. Tai man labai pasisekė gyvenime, kad aš galiu iš viso taip gyventi. Tai aš dėl to labiausiai džiaugiuosi ir pas mane kažkokio tai tokio streso, kas liečia kažkokius tai tenais lūkesčių kažkieno pateisinimą. Tai aš per daug apie tai šis net negalvoju. Geras. Kaip svarbu, nes man atrodo, žinai, vėlgi, kai mes esam savo elemente ir man atrodo, tu jame esi, kai tu būni scenoje, net ir ta visa įtampa ir stresas, kurio neišvengsi, tu kitaip jį pergyveni, ne?
Tai jo, čia yra visiškai mano, kaip sakai, elementas ir iš tikrųjų aš kaip patinku ant scenos, tai aš pati vis dažnai žiūriu, o kas bus, aš pati nežinau, kas bus. Ir aš, žinai, kartais prisigalvoju tokių dalykų ant scenos, kad tipo ten, pavyzdžiui, paskutinį metu buvo prieš kokią savaitę gal koncertas, aš jau kalbėjau, su Zilniu mes vakar kalbėjom, kad šitą aš pamačiau, mergina atliko coverį mano dainos. Ir jinai ten mane užtagino ir taip toliau. Ir po to, bet aš tą pačią savaitę turėjau koncertą ir jinai man įmetė prieš man pasirodant žinutę Diemą su savo nuotrauka, kad jinai ten laukia. Žodžiu, kad jinai irgi ten yra. Kaip miela. Tai spėk, ką aš padariau. Aš ją pakviečiuosi. Geras. Ir aš nežinojau, kad tai vyks. Taip. Aš stovėdama ant scenos nežinojau, kad tai vyks. Tik ilgainiui scena pati, visą tą energiją, ką tu ten besukuri, visą tai, tu tiesiog visam pasiduodi ir tu pats stebi, kas vyksta. Žinai, ir čia toksai, ir aišku, neužlipom, mes kartu atlikom tą dainą, visiškai šaunuoja, visiškai nebuvo jokių atėjo, žinai, ir man didžiausias buvo toks įsiminimas dalykas, kai mes apsikabinam ir aš jaučiu jos širdį ir ta jos širdį, žinai, tokia... Eiktus, aš įsivaizduoju, ta prasme, žmogus nesitikėjo, jaučiu, žinai. Bet jinai labai gerai pavarė ir labai atlaikė ir... Jo, labai fainas šitas buvo dalykas man. Tai va, ir kiti dalykai būna, pavyzdžiui, Monikos Liuvo buvo tas atidarimas ir man prieš tai tą pačią dieną buvo parašę kažkokia, nepamenu tiksliai vardo, bet kažkokia fanas, kad sako, mano draugis gimtadienis, ten labai tavo didelė fanė, gal tu gali nufilmuoti video, žinai, šitą, kaip tu sveikini ją su gimtadieniu. Ir aš, aišku, galiu padaryti tai. Bet aš turėjau ruoštis koncertų, nes mano vakarėjau eiti pas Moniką dainuoti. Ir aš visą tą užmiršau. Ir aš kalbu ant scenos, aš prisiminiau. Ir aš sakau, pala, tai čia tiek hebros ir mes galim ją visi pasveikinti. Geras. Jo, susiradau savo telefoną ir mes visi pasveikinom ją su gimtadieniu. Pas scenos ir nusintėm ją į tą video. Jo. Tai sakau, man ta scena tai toksai kažkoks dar viena kažkokia žemė, kurią labai gerai, kad ir ją nedažnai, ne per dažnai gali užlipti, bet kai užlimpi, tai jinai tokia magiška, tikrai mane daža. Tu visai tokia spontaniška, ne? Labai spontaniška, iš tikrųjų. Sunku gyventi šitų keistų taisyklių pasaulyje, bus spontanišku žmogumi. Tiesa. Jo, žinoma, aš su 18 metų aš nuėjau dirbti į Barklajų. Žinoma, buvo pirmas darbas. Ir kai aš, žodžiu, mums ten aprodė šitą mūsų darbo ofisą mano kolegė. Ir jinai sako, va, čia tas. Sako, turiu kažkokių dar klausimų. Ir aš sakau, jo, o kada bus jūsų vasaros atostogas? Ir jinai tokia, ką, tai pas mus tokių nebūna, žinai. Aš tokia, tai jūs rimtai taip gyvenat? Ir man toks buvo, žinai, biški šokas, ir aš tada 6 mėnesiai po patekimo, aš jau tokia buvau, viskas, aš nebegaliu, kai ta pati diena ir viskas taip pat, aš proto ėjau. Bet taip ir yra, ta prasme, gal, čia skamba taip ganėtinai jau taip grandioziškai, aišku, vasaros atostogos, taip toliau saugusių gyvenimas yra šiek tiek kitoks negu mokykloje, bet vis tiek iš esmės tai taip ir yra. Tai nei tą dėžutę, jeigu dirbi korporacijai, tai atlieki tą savo darbą, kuris ilgainiui patampa gan monotoniškas ir taip yra. Ir vasaros atostogų nėra. Ir man buvo šokas, žinai, aš gal būčiau kitaip supratusi, būčiau atėjus miški vėliau dirbti, bet kai tu tik iš mokyklos jau eini dirbti, į tą tokį darbą, tai tau atrodo, tai čia tipo, that's what's up. Ir žinai, ir tada visi galvoja, kad po mokyklos visi, ką daro, eina ten į universitetus, žinai, visokius. Ir jie nerealiai net nesupranta, kas iš tikrųjų yra tikras darbas, kokia yra darbo etika, kaip kas dirba, iš kur pinigai ateina. Apie tai šatro minčių nėra. Čia baigsiu mokyklą, nueisiu į universitetą, kažką pasimokysiu ir kažkas kažkur. Žinai, o man kažkaip pasisekė, nes aš, žinai, visi tada eina, ten, nežinau kur ten, ne visi dabar, bet aš nežinau, kur žmonės dabar studijuoja, bet gal ekonomiką primitų kažkokią, ne, tenais valdybą, ten, whatever, žinai. Tai jo, tai jie nuvaro šitą visą dalyką daryti, o po to jiems reikia eiti Barklajų dirbti. Ir jie tada pagalvoja, pala, tai aš čia tipo prasimokė ir dabar dirbu Barklajų ir
kaip čia taip ta rutina, čia ką viskas, čia mano gyvenimas. Ir tada ką, nežinau, vaikus, tada galbūt šeima, tada, tada praeina dar 5 metų, tada vidinio amžiaus krizė, tada ką daryti, nežinau, žodžiu. Mane žudavo šitas timeline, žinok. Timeline'as, man šitas reikalas. Aš tikrai pilnai feelinu, ką tu sakai, ta prasme, nes taip ir yra, čia yra tas standartas ir aš manau, gerai yra tada, kai tu realiai to nori, tau faina, tu jauties saugiai, komfortabiliai, tu pasiemi gal ten tą paskolą, nes tu labai nori tam to namuko su ten žalia. Žinai, ta prasme, yra tikrai skirtingi poreikiai. Šeimos gal labai svajoja žmonės, kiti ten, kuo greičiau reikia to saugumo, įvairūs aspektai. Bet kažkaip ir aš susiduriu su tuo savo ratuose, kad žmonės pradeda taip truputį šiauštis priešai šitą timeline ir sako, pala. Gal aš galiu kažką kitaip veikti, gal aš galiu, žinai, nestudijuoti to, gal iš vis nestudijuoti, tai kažkaip dabar jau daug svarbu rinktis pačiam, žinai, bet tavo atveju, kai buvo, nes tu, žinau, į Angliją variai. Taip, variai mokytis. Taip, aš baigiau, padirbau Barklaviui ir aš supratau, kad čia nėra mano kelias ir kad čia taip nebus ir kad aš negaliu grįžti į ofisą. Tai, labai gerai, kad tu to supratai. Tai va, jo. Early on. Ir labai gerai, kad anksti ir aš jau ten, ir aš sakau, aš netgi nuėjau tualetą ten kokiam. Atsisanti tuo pačiu metu, aš turėjau šiaip tokį dvigubą gyvenimą, nes aš naktimis buvau visiškai boheminė ir aš varydavau tenais, muziką, aš jau tuo metu ten užsiminėjau ir man ten, žinai, draugavau su viskiais rockeriais ir tenais... žinai, hot guys with guitars and stuff. Ir šitą, ir buvo wild, ta prasme, buvo visiška absoliuti bohema ir tikrai tai žodžio prasme, apie kurią rašosi knygos ir mes, tikrai gyvenom labai tokius nepakartojamus laikus. Aš jaučiu reikės kokio, žinai, po 3 metų atsisėsti ir padaryti tą reviziją, kaip iš tikrųjų vyko mano visi tie pamokykliniai reikalai. Bet jo, aš, žinai, tu naktimis nemiegi, tu belinkiek tenais visko, ten tausnė, viskas vyksta. Tada 4 ryte ten galbūt kažkiek užmiegi, tada tu kelies ten kada 7, nežinau, važiuoji į tą darbą. Tada aš ten duše įdavau į dušą. Darbė įdavau į dušą. Nes ten, žinai, būna ten, kas sakė. Jo, žinau, taip pas mane. Pas mane irgi būdavo dušas corporate. Tu irgi įsidirbusi. Jo. 9 to 5 irgi, ne? 9 to 5, 10 years on. High five. Visiems reikia kažkiek, žinai, atsikasti. Reikia to pavalgyti, iš tikrųjų, kad suprasti, ko aš tikrųjų noriu. Ir suprasti, kas tas yra, nes ten irgi yra... Komfortas turi savo kainą. Visiškai. Viskas turi savo kainą iš esmės ir tiesiog pajusti. Kas yra gerai, tikrai. Tai man tai būdavo, kad, žinai, ten tu visą nemiegojusi, atvarai, ten sėdi prie to kompo, tu ten akis tavo raipsta, žinai, žiūrėjusi buvo tai, kad aš galėdavau savo darbą padaryti per, iš tikrųjų, gal kokias 4 valandas, o po to, kad dar 4 kitas veikti. Tai aš tai gudriai, žinai, sugebėjau ten ir knygas perskaityti ir pasirašyti savo personal statementą į universitetą, nes aš supratau, kad man reikės kažką kitą daryti. Jo. Tai va. Tu išvykai studijuoti. Man klausimas, nes tai yra labai geras universitetas, ta prasme. Aš jau dariau savo research, aš pati beje Londone studijavau, žinau, UAL, menų. Aš šaunuolė. Tik tai communications tam. Nes UAL žinomas labiau gal dėl mado, žinai, St. Martins, bet... Bet tai reikia communication. Taip. Nes be communication viską, manau, reikia tų communication. Tai tikrai buvo labai įdomu ir aš žinau tą Londono irgi visą nerealų gyvenimą ir realų ir nerealų, žinai. Kiek tu laiko tam prabuvai? Aš tam prabuvau 4 metus. Ko studijavai? Studijavau 3 ir tada dirbau metus. Ir dar šį paraleliai dirbau, kai mokinausi. Dirbai barmenė? Dirbau rūbų parduotuvėj. O barmenė. Aš dirbau vieną lygiai dieną kaip barmenė. Čia funny story yra. Nes tai aš tiesiog pagalvojau, kad man reikia pinigėlių, nes tai yra Londonas ir viskas yra beprotiškai brangu. Ir tiesiog reikėjo part-time darbo. Pusę etato. Ir mano rajone, kur mes gyvenom ten su pora draugių. Žinok, visur, skirtingose vietose, Finchley Road, West Hampstead, East, kaip žinau, Holloway Road dar, North, čia labiau, labai... Nevarai į Hackney?
Ne, ten tūsint varydavau. Aš tai ten slikbau. Ai, ne, nu ten labai meniška, labai ten. Nu, gali būti, aš ne vien dėl meniškumo, žinai, dėl visko. Jo. Ten vaibukas. Nu, vaibukas jau. Ir aš tiesiog galvau, gerai, aš kaip senais laikais atsiprintinsiu savo CV ir eisiu į barus ir sakysiu, prirašiau, aš ten, kad dirbu, aišku, ta barmenė, nieko aš čia nebuvau dirbus. Ir tokia mergina, bless her, jinai ten buvo baro vadovė ir pamatė mane, mato, kad aš visiškai niubi, bet sako, nu, žiūrėk, gerai, ateik pabandyk. Ir aš atėjau ir ten būnu prie to baro, vakaras, jau busy. Tai toks local baras, tai nebuvo toks, kur ten jau eina žiūrėti. Šiaip realiai gal net ir pubas, jo toks labiau kaip pubas. Ir man tada vienas žmogus, jis sako, gerai, tu dabar jau aptarnauk ten tą žmogų, kuris jis ateina, sako, toks vyrukas, sako, one pint, please. Ir aš atsisuku čia iš šono kitus barmenus, suprantu, kad aš net nežinau, kiek yra tas pint, kokią stiklinę man imti ir kiek reikia įpilti alaus. Aš žinau šitą dalyką. Ir žinok, jinai pamatė, kad aš nežinau. Ir tiesiog ten buvo disaster ta visa mano diena tenai ir galiausiai jinai vis tiek iš tos geros valios, gal kažką aš ir padariau gerai ten, nes jinai man tą patį vakarą parašė, žiūrėk, kad iki second trial day, nes šiaip turėtų būti viena ir arba gauni, arba negauni darbo. Nedaug kas stengiasi, matėsi, kad tu stengiasi. Gal. Tai va čia mano ta barmenės karjera taip ir baigėsi, bet aš dirbau retail tada jau rūbų parduotuvėse po tam. Nu jo, pas tave, jeigu su UAL, tai makes sense. Jo. O tu? Kokie tavo darbo? Aš irgi barmenė, ne? Žinai, kas yra belenkas. Mano istorija tai yra irgi ten tokia, kad aš realiai tai sakydavau, kad kaip ir moku kokteilius, bet aš vis neturėjau nežalius. Pirmas dalykas, tai aš niekada gyvenime iki to nevarydavau į barus. Jeigu aš varydavau į barus, tai tipo ten tiesiog, žinai, kai ten tau yra 17 metų ir tu ten nori, net mažiau gal, ir tu nori nuvaryti ten night clubą, čia net Vilnių, žinai, būdavo kažkie ir taip ten pasitrint, dar kažką ir tada esmė tokia, kad to kažkas nupirktų gėrimą. Tai o Dieve. Nesvarbu, ką ten perkas, pati net nežinai, nu žodžiu. Ir čia tokia, žinai, never again. Never again. Jo. Ir tada, ir jau dabar man reikia pačiai, irgi, kaip tu sakai, ir mes galvojam, kad čia burmenų galbūt yra lengva būti, bet iš tikrųjų ne, pasirodo, ten tiek reikia suprasti, tiek reikia žinoti, ir ten skirtingi ten kiekiai, dar kažką Jėzus šventas, ir tu intini, ir tave įmeta, ir tu greitai dabar reikia padaryti, ir tu toksai, oh shit, kažkas daras. Ir dar šiaip daug garso žmonių, ten tau reikia viską, aš nežinau, ar aš taip, dar plus naktinis darbas. Jo, man tai ten visai pasisekė, nes aš taip kažkaip atvarydavau labai taip džiaugsminga, nes aš ten buvo tokia viena Italė, kuri visą laiką, man atrodo, būdavo ant kažko. Kaip kad italai ten dažnai būdavo. Jo, ir jinai visada žiauriai garsiai kalbėdavo ir labai greitai viską darydavo, bet jinai išrinkdavo visada žiauriai hot žmonės būtų už barą. Tai buvo labai faina, nes tada tipo, mes kaip ir dirbam visi, bet kartu ir prasilenkiam. Tai toks tipo vaibukas. Kada baigsi darbą šiandien? Tai čia būdavo po darbus, daug tu baigi ten 3 valandą nakties ir tu toliau dar varai pas kažką į namus arba į tenais kažkur mes rasdavom ten tos barmenų barus ir visi ten grupė visą mūsų dar tūsindavo. Jo, bet aš irgi lygiai taip pat, mano pirmasis shiftas buvo, kad aš ateinu ir aš dėjau mane pastatė, kur ten menedžerį negalėjau matyti, nes mūsų visai nemažai, ten buvo gal kokių komandų, iš viso gal 15-12 žmonių buvo, barmenų. Ir ateina žmogus ir aš manęs užsako ir žinai, kai tipo yra tas metalinis ir yra tas metalinis kokteilio tas shakeris ir tas stiklinis. Taip. Ir aš visiškai nežinau, ką su jais daryti, kas eina į kur ir aš tiesiog mačiau kaip per multikus tas eina. Tai aš ten belenką, žinai, ten papilu kažką užsako ir jie žiūri, tie žmonės, kurie užsakinėjo, jie tiesiog taip žiūri. What is she doing? Jie buvo visiškam šoke, ir tada, ir aš padarau jiems, jie visi žvengia, sako, klausyk, aš tau dar tram sumokėsiu, jeigu dar padarysi. Nes aš jau buvau entertainmentas ir aš tada auninau tą ir aš supratau, kad tai, kad aš nesuprantu, gali būti visai irgi vaibas. Bet gyvenimo pamoka. Taip, dėl to aš nesiparinau, kad aš nemoku, aš sugalvojau, kam reikia tas suprasti. Ir aš tada ten irgi priburdavau. Nu ir ilgainiui aš ten jau po truputį mokinausi tos kokteilius ir šiek tiek aš juos ten išmokau, bet ir iki šiol nelabai moku. O sakau, bet atėjau iki tokio lygio, kur žiūrus bizekas, klube gal kokie
3000 žmonių ir šitą, ir pas mus gyva siena, tiesiog veidų, žinai, kurie nori nusipirkti. Ja. Ir šitą, ir man sako, labai daug spaudimo. Ai, žinai, man tai vienod buvo. Ir tada, sako, kažkas užsakė tiesiog gin and tonic, žinai. GNT, taip sakant. Ir aš neturiu žalio supratimo, kas tas yra. Aš žinau, kad čia kokteilis, tipo, for real, to kažkoks, tai nereikia daryti specialiai. Taip. Aš einu pas savo ten ispanus kolegas, hebra, kas yra GNT? Ir jie tokie, are you serious, tipo? Toksai, žinai, buvo. Bet aš kažkaip greitai ten labai viską pasimokiau, išmokau, viską auninau, ką prisidirbdavau ir turėjau tikrai, neblogą laiką, nepasakyčiau. Labai toks buvo kultūrinis geras exchange'as, nes pas mus visas baras, mūsų kolegos visi buvo iš visur, absoliučiai. Buvo ten ir, žinai, ir brazilai, ir australai, ir ispanai, ir, viskas, absoliučiai. Tai ten kultūriškai aš pasikauščiau. Čia Londono toks privalumas buvo iš tikrųjų, kad tu tikrai su visų pasauliu susipažįsti ir ne tai, kad ten tiesiog pamatai ir išgirsti, bet tu realiai susibendrauji ir tu tikrai daug sužinai apie kitas kultūras ir daug fainų dalykų ir kartais ir nefainų, bet, ta prasme, tu tiesiog susipažįsti. Taip. Ja. Man tai tas labai patiko ir tikrai tai yra neįkainojamas dalykas ir aš neseniai pakalbėjau su draugais, kad ypač tais, kurie Londone yra gyvenę, nes mano būgnininkas irgi, pavyzdžiui, dabartinis mano būgnininkas, Bernardas, aš su juo esu pirmą kartą susipažinus Londone. Geras. Ir buvo ant tiek keista, kad aš tiesiog buvau tokiam klube, irgi ten tokiam Rusy, žodžiu, ir aš buvau su Kipru, savo kolega irgi, ir mes su juo atvarėm pažiūrėti koncertą ir už baro stovėjo Bernardas. O aš tai net nežinau, kad jis ne lietuvis, nei ką, ir mes tiesiog šnekam su Kipru ir tada Bernardas visiškai iš niekur pastato šotus ir sako, Chebrytė, išgrimti kilos. Geras. Ir mes tokie, labas, labai. O kodėl jis pastatė? Nes jis lietuviškai išgirdo jūs kalbant? Tiesiog jis pats nežino. Okay. Tiesiog buvo taip, jis taip paprastai nedaro taip, tai tiesiog buvo toks kažkoks sprendimas momente. Ir dabar gaunas taip, kad mes jau po kažkiek metų grįžę į Lietuvą, mes susitinkam ir kartu dabar grojame vienas scenas. Ko tu net nebūtum pagalėjęs pagalvoti, kaip ir čia prieš 5 metus ar kiek mes štai darėm. Tiesiog toks sulipo labai taip įdomiai. Visiškai. Kad aš jį radau iš viso tam Rusy, tai aš nežinau. Tu turėjai ten eiti, tu turėjai ten būti prie tą barą. Kosmosas, žinai, man kaip patinka tokia gyvenimo perspektyva. Jo, ir mes kalbėjom, kad mes, pavyzdžiui, kai sutinkam žmonės kažkokius, tai bet kur aš dabar sutinku žmonės, aš kažkodėl galvoju, kad jie visi yra kažkur pagyvenę, kad, žinai, kad jie prasiplėtė ir aš niekada, net sunku suprasti, kaip tu galėtum mąstyti, jeigu tu visą laiką būtumai vienoje vietoje, augęs, buvęs ir taip toliau. Aš nežinau netgi, kaip galima būtų, kokie būtų mano tie ruoželiai, žinai, kaip jie būtų padaryti. Jie būtų visai gal kitokie. Ir nesuprantu, man tą kampą pagauti sunku, žinai. Man irgi, aš kartais galvoju, žinai, tam tikrą prasme yra lengviau būti vienoje vietoje. Ta prasme, kad tau yra saugumas, tavo support system, visą ką, bet, aš kartais prisimenu tam tikrus etapus savo gyvenime, kur užsienį ir galvoju, oh my god, kaip aš išgyvenau. Tai ta prasme, žinai. Bet čia irgi tokių buvo, nebuvo to, kai ten varyti 16-15 kažkokiais garnais. Tokie, you never know. Jo, bet čia kažkaip namai, ta prasme, aš manau, užsienį daugiau pagyvenant, tu irgi žinosi tą dalyką, kad vis tiek čia yra tavo kalba, čia tu bet kur naisi, tau bet kokia tetulytė, tau padės. Užsienį yra tiek daug situacijų, kur tu tiesiog, kartais bejėgis toks būna. Tai Londonas yra viena, nes ten dar anglų kalba, žinai, bet aš, pavyzdžiui, gyvenu Portugalijoje, gyvenu Vokietijoje, tai ten, žinai, be kalbos kiti dalykai. Tai man atrodo, kad kai gyveni vienoje vietoje, tarkim, Lietuvoje, tu gyveni saugiau, lengviau, bet tu taip pat nepatiri N+K tų įvairių situacijų. Viskas yra. Tai, žinai, čia kaip kam, bet aš irgi turbūt nekeiščiau tų patirčių vis tiek ir nieką. Taip, keisti tai čia net ne variantas iš tikrųjų. Man įdomu būtų pagalvoti, kokia būtų mano pasaulėžiūra, kokia aš būčiau, žinai, iš manęs kas būtų gavisi. Bet nes iš tikrųjų tai
Man, bent jau pagyvenus Londone, tai aš ką supratau, kad mes iš tikrųjų, man dar labiau tai padėjo suprasti, kad mes esam tikrai visi vienas ir kad nėra iš tikrųjų tokios užžiūrios atskirties. Aišku, čia gal man tas padeda, kad aš neturiu kažkokio tai, žinai, lingvistinio barjero ir aš galiu tiesiog šnekėti ir man tada, mes nėra to kažkokio tai lost in translation, tai pasimetimo vertime. Ir tada gal aš galiu tiesiogiai iš karto pagauti visą tą energiją, bet netgi ten hackney, kuris skaitosi kaip ir ganėtinai tokia pavojinga gal vieta, žinai, vaikščiu, nes ten tikrai buvo viskai ir gang crime, visokių gaujų ir ten prie manęs ten namų gal 2 žmonės kokius buvo kaip sakyt, su peiliais, tokiu, žinai, ten aš šiaip girdėjau, hackney'o, ten pasirodo slėpdavo vaikų aikštelėse, žinai, peilius ir panašiai. Tipo, tokie dalykai vyksta, bet ten labiau tarp jų ten tie visi dalykai. Jie dažniausiai neliečia civilių, nors mano namus buvo padegę. Nauja. Jo. Ta prasme, čia tikrai nėra gera reklama emigracijai. Ja, bet aš nenoriu pasakyti, kad, tipo, ką aš noriu pasakyti, kad aš gyvenau tokiam rajone, bet aš eidavau gatvę ir aš jausdavau ryšį su visais ir aš žinodavau, kad jeigu, tipo, iš tikrųjų kažkas būtų, įmanoma būtų susišnekėti su visais ir visi supras ir gal net labiau supras net negu čia, žinok. Bet aš nežinau. Šiaip jo, čia šitą vietą pritariu. Tai man mes visi esam kaip žmonės labai tikrai. Ir man atrodo, tie žmonės, kurie pažįsta kuo daugiau žmonių, tuo jie daugiau supranta, kad mes visi esam žmonės. Taip. Jeigu tu pažįsti tik Petrą Joną Kakiazį, tai tu tada tavo požiūris gali būti toks ir tada tu kiekvieną žmogų sutinki ir sakai, šitas tikrai Kazys, šitas tikrai Jonas, bet tipo, o tu nieko nematai, kas yra tarpeliuose, žinai. Jo, labai daug yra žmonių, kurių sutinku, pavyzdžiui, čia gal daugiau, kurie labai greitai kategorizuoja. Ir greitai labai deda kažkokie dėžutė, žinai. Nes jie pažįsta tik keli žmonės, ar ten paskaitė tik kelias knygas ir tada tokie, žinai, tai tu čia kaip šitas, tu čia kaip šitas, tu čia kaip šitas ir tada tu įdedi dėžę, kuri neadekvati yra. Šitas yra labai geras, nes aš žinau, kartais ir save atpažįstu, man atrodo, nes man atrodo taip yra lengviau man tada suprasti jo, kaip, pavyzdžiui, bendrauti su tuo žmogum, nes tikrai šiaip tiek daug žmonių sutikus esu, bet kažkaip jo, aš pastebėjau, kad kartais įdedu į tą dėžutę ir tai yra turbūt klaida, nes tu gali matyti paviršių ten 20-30%, bet tu nematai tų kitų 70, žinai, kurie gali būti visiškai kitokie negu to žmogaus, kur tu galvoji, kad jis ar jį panašus. Taip. Jo, Aš, pavyzdžiui, taip nedarau, tipo, visiškai nededu jokių žmonių, jokias dėžutės, nors tą irgi praktikavau anksčiau, nes čia buvo toks, kaip ir normalus thought pattern, kurį mes naudojam, bent jau, kultūriškai paveldėtas, bet aš jį labai rimtai esu pasižiūrėjusi ir aš labai rimtai savo pasisakiau. Bičias. Turim svečių. Aš rimtai esu labai pasižiūrėjusi ir aš savo labai kritiškai ir labai aiškiai pasisakiau, kad aš praktikuosiu tokį dalyką, kuris yra absolute no judgment. Love it. Jo, ir aš absoliučiai bandau niekaip neteisti ir neteisti ir nekritikuoti ir net nebandyti kažkaip sukišti nieką, nei savęs, nei kitų. Ir iš tikrųjų, jeigu tu labai rimtai tai žiūri ir jeigu labai ilgai tai praktikuoji, ką aš jau tikrai praktikuoju ganėtinai ilgai, aš niekada nedžedžinu ir kaip pats sprendžiu, mano dėžutė yra vienintelis dalykas, kaip aš jaučiu tą žmogų. Kiekvienas žmogus turi kažkokią tai energiją, žinai, jis gali ten tau šipsotis, gali sakyti kažkokią tai ten malonų dalyką, gali ten ant tavęs keiktis, bet kokią, nesvarbu. Bet tu gali kažkaip, jeigu tu labai esi intuityvus, tu pajausi jo tą underlying, taip sakant, požeminius vandenis. Visi žmonės nuolatos, man atrodo, rodo savo požeminius vandenis, net jeigu jie nekalba. Ir tu gali tiesiog perskaityti, ką žinau, čia toks energetinis gal dalykas. Ir tada tu žiūri, ar tau toksai tinka dalykas, ar ne. Ar manai, kad reikia būti kažkaip specialiai pasiruošus, tą pajausti? Ar tai kažkokia intuicija? Jo. Tai dėl to, kad man atrodo, jeigu tu pradedi save praktikuoji tą dalyką, nustoti vartoti žodžius ir labai protą, sutinkant žmonės ir juos dėliojant ir kažkur kišant, kad tau būtų aiškiau, tai tada atsiranda kiti sensai, kuriais tu gali
visą realybę įvertinti, interpretuoti. Nu, tai va tokį aš turiu, čia žiūri geras bairis ir aš nežinau, čia kas norėtų pasiryšti tam, bet jeigu pasiryšti, tai žiūri, tikrai rekomenduoju. Aš manau, kad čia toks labai didelis sąmoningumo žingsnis irgi, nes iš tikrųjų, taip, tas vertinimas tiek žmonių, tiek situacijų, žinai, mes įdedame tą filtrą savo vertinimo ir iškart čia labai blogai. Čia labai gerai ir mes susikabinam, žinai, ir lygiai taip pat ir su žmonėm, tai čia labai gera man irgi geras toks priminimas man ir klausytėm, kad iš tikrųjų vertinimas dažnai būna klaidingas visų pirma ir nenaudingas. Ir kas pasakė, kad kažkas yra gerai, kažkas yra blogai. Žinai, tam tikri dalykai, kurie tau vyksta blogi, praeina ten 10 metų, tu pasižiūrė, kad actually čia buvo vienas geriausių dalykų. Tai čia tas mūsų amžinas vertinimas į gerai ir blogai yra. Yra, žinai, ir viskas. O visa kita tai laikas parodys. Ir žinai, apie klaidas, man įdomu pašnekėti, nes čia kažkaip, man atrodo, susiję būtent su vertinimu, kai kažkas nutinka, ne, kažkas mums nepasiseka. Pradedant tavo barmenės karjerą, žinai, tu galėjai nueiti ten tas kelias dienas, žinai, ir pamatyti, kad tau nesigauna, nežinau, susigės, susinepatogint, save nurašyti, savo užsidėti tokį, čia ne mano. Ir išeiti. Tugi galėjai tą padaryti, bet tu to nepadarėjai. Galbūt ten labai buvo hot pernai, tai jo kažką daryti. Okay. Čia gera motivacija. Ja. Bet žinai, kitose situacijose nebūna hot bernų, bet yra kažkoks reward, kuris yra toli, kurio tu nori, bet tu galbūt negali pasiduoti. Taip. Ar turi kuo pasidalinti šiaip klaidų? Iš klaidų? Jo, ką pati prisimeni? Taip, tai iš klaidų, tai... Gerai, vienas tokias pagrindinių klaidų, gal kad tai pačiais studentavimo laikais aš žiauriai blogai žiūrėjau į mitybą, pavyzdžiui. Toksai, žinai, elementarus dalykas galbūt, bet jisai man po to kainavo labai nemažai sveikatos ir iš tikrųjų aš galvodavau, žinai, aš pirmas dalykas neturėdavau pinigų ten normaliai valgyti, o antras dalykas, kad aš galvodavau, kad man reikia būti kiek man plonesnė, čia dar vienas durnesnis dalykas, žinai, Čia tie laikai, kai tipo tau atrodo, kad čia Victoria's Secret yra hot, žinai. Va šitą aš norėčiau užtrinti savo gyvenimą. Aš labai daug merginų tikrai turėjo tą etapą, kur tiesiog I need to be skinny as this girl, žinai. Ir tu darai bet ką. Toks absurdas, tai kad nesąmonė. Bet tu tiesiog nevalgai. Taip, ir tu tiesiog atrodo, kad tiesiog nevalgysiu, būsiu ant oro gyva, žinai. Tiesiog ir taip iš tikrųjų buvo. Aš ten bulves pavalgydavau kokias ir viskas, ir tiek ir baigėsi mano ta diena, žinai. Ir aš tada, aišku, labai tiesiog negauni medžiagų, maistingų, žinai, ir taip toliau. Ir aš rimtai tai labai nežiūrėjau ir man tai labai sugadino sveikatą. Tai aš siūlau visiems visada iš tikrųjų žiūrėti, iš jūsų išsiaiškinti, kas yra mityba, ko mums reikia kūnui, kas yra gerai, kas yra blogai ir spręsti pagal tai, kas jiems veikia. Jo, bet iš kitos pusės ačiū Dievui, kad irgi man dėl įvyko ta klaida su ta sveikata, nes aš tada dabar jau pilnai žinau, kas man veikia ir man nebereikia net galvoti, žinai, apie savo tenais kūną, svorį, dar kažką, nes aš tiesiog sveikai žiūriu ir į save, žinai, ir šiaip sveikai valgau. Ir ta viskas balansė. Jo, ir neparanoiškai, žinai, ten kažkaip, čia iš ten galim, noriu šaldainių, varau saldainius, man, žinai, vienodai, bet jo, iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dalykas, vienas iš svarbesnių tokių. O visa kita, žodžiu, jeigu sveikatos yra, tai man atrodo, visa kita tikrai galima padaryti, pasiekti ir viskas absoliučiai yra įveikiama, mano nuomonė. Kaip fain, iš kur tas pozityvas? Manęs šitą jau vakar tą patį klausė ir užvakar ir visada. Tai klausyk, tu tikrai nes tu spinduliuoji. Bet rimtai, tu man paaiškinti, man reikia išsiaiškinti kelis dalykus. Aš norėjau ten paklausti kažkokį tai, apie tai užmiršau tos klausimus. Bet iš kur tas pozityvas? Koks pozityvas? Galite man papasakoti, kas tai yra? Aš labai noriu pamatyti save iš šono. Nes tipo aš nelabai. Žiūrėk, aš gal kitaip pasakysiu. Labai priklauso, kokiame etape yra tas, kuris tavęs klausia.
Galbūt jis yra vis tiek, mes per save perkeliam. Tai, tarkim, žinai, mano pastarieji metai buvo gan sudėtingi ir tą pozityvą man labai reikėjo rankiotis, nors aš tikrai laikau savo pozityvių žmogum. Tai vat, man vat, automatiškai norės tavęs paklausti, nes tu sakai, vat, apie klaidas kalbi ir sakai, kad, žinai, viskas pasiekiama, čia buvo tas anas, bet, žinai, viskas gali pasikeisti, kalbi, žinai, apie tą vat, nevertinimą. Ir, man atrodo, kad tu tikrai padarei žingsnius kažkokius sąmoningus savo mąstymę, kad tu pasiektum tokią vat, tą pozityvę būseną. Tai vat, aš taip išmašiau ir vat, norėsiu paklausti, žinai, ar tu pati sąmoningai supranti, kad tu save link to pozityvios būsenos atvedė, ne? Taip, aš pilnai tą suprantu ir aš prie ties tuo irgi dirbu ir visus šitos mano išvados apie kitų žmonių neteisimą ir taip toliau. Aš pamenu, kaip aš kažkada ten kažką feisdavau ar galvodavau kažkaip blogai, dažiūrėk, koks gaunas dalykas. Jeigu tu galvoji, kad nežinau, tarkim, ką čia galima bus sugalvoti, ten šita šleiva kažkokia, ne? Čia ne šita, aš turiu menį, čia teorinis, fizinis ir kažkoks žmogus, ne? O kokia čia šleiva, kaip jinai čia atrodo, čia dar kažką, ne? Tipo, tu tai pagalvoji ir tau atrodo, kad čia tipo tavo nuomonė tokia ir čia niekas nepasikeitė. Bet iš tikrųjų dabar tu nueini į parduotuvę ir tu galvoji, kad kažkas kitas tave žiūri ir galvoja, gal tu šleiva. Jo. O jeigu tu net neturėtumai tokios minties iš pat pradžių, tai tau net nebūtų mintis, kad kažkas kitas gali tai pagalvoti. Tai reiškia, tu įneši į savo pasaulį šitą nesąmonę, kurios galbūt iš vis net neegzistuoja, nes tu iš nulio ištraukėjai be tą šleivumą. O gal šleivumas yra žiūrė, vieną ir bus trendy už 2 metų. Žinai, čia yra absurdiškas įvertinimas ir įnešimas į savo nuostabų pasaulį, kuris iš mano nuomonės yra turbūt visada... Kaip sakyt, man atrodo, kad mes visi esam iš tikrųjų nuolatos, dėl to mes ir taip norim, bet ir santykių, ir laimės, ir toliau, nes iš tikrųjų tai mūsų natūrali būsena. Būti mylimiem, mylėti ir tiesiog būti easy, žinai. Easy pagrindinis dalykas. Tai kam tu į savo tokį pasaulį, kuris yra tavo pradas, įnešinėjai kažkokį šūdą, kuris visiškai tau netrupučio nepadės. Tau atrodo, kad tu čia apie kitą kalbi, bet tu ne apie kitą čia kalbi, tu čia kalbi apie save. Nes tu pradės lygiai taip pat po to suktis galvot, kad kažkas kitas taip aptarinėja. O jeigu tu gyveni gyvenimą, kai tu nieko neapkalbinėjai, tau irgi atrodo, kad niekas nieko neapkalbinėja. O jeigu apkalbinėjai, tai čia jų problemos. Tiesa. Čia jų pasaulis, žinai. Tai čia yra tiesiog logiška. Žinai, kartais net ir būna atvirkščiai, kad dėl to, kad tu savikritiškas esi savo, tada tu automatiškai labai matai, prie ko prikipti ir prie kitų, ne? Ir toksai vat ratas, ką tu sakai. Čia yra užburtas ratas ir jį reikia iš vienos pusės. Kaip iš jo išeit? Žinok, vienintelis yra, man atrodo, išėjimas iš šito dalyko yra absoliuti besąlygiška meilė savo. Besąlygiška ir net ne tai, kad besąlygiška, visiškai, tai prasme, net egoistiška. Geras. Iš pradžių, žinai, gali šert, nes jeigu tu jau savęs nemyli, tai tu esi vienam ekstreme. Tai tu gali dabar tada šert į absoliutų egoizmą ir belenkokį savęs mylėjimą ir tu visi, tipo, daro, ką nori, nes, tipo, tu turi iš vieno, kad pereitum į viduriuką, tu turi šokti kitą. Kaip geras, kad iš ten grįžtum į vidurį. Taip, nes tą viduriuką kartais sunku rasti. Užknis, žinai, tas narcisizmas, tu pabūsi, okei, čia egoistas pabūsi kažkiek laiko. Ir tada, taip, pasakau, kad tas egoizmas kiltų ne iš tų paskatų, kaip pasakyt, vėl savivertės neturėjimo. Tau reikia įrodyti, nes, tipo, net kitaip tu tam nieks dėmesio tau. Jo. O tiesiog natūralus toks, tipo, viskas. This is me. Ja, aš noriu taip ir aš padarysiu taip. Žinai, jo, man atrodo... Take it or leave it. Tai bet toksai, man atrodo, ir tada tu vis tiek, mes vis tiek gravituosim link kažkokio tai viduriuko, žinai, tu gali būti žiauri stiprus savęs, bet vis tiek kažkada grįši. Tu gali būti žiauri euforija ir kažkada grįši. Tai jeigu tu esi vienoje situacijoje, kurio tu neturi visiškai kažkokios meilės savo, tai tada užpumpuok save tą meilę ir realiai leis galų gale. Leisk. Neturi būti kažkokie tai įvykdyti A, B, C, D, ten visi šitie dalykai, kai aš būsiu planesnė, kai aš būsiu aukštesnė, kai aš būsiu turtingesnė, kai aš būsiu, bus kėjo tokie šūdai, žinai, čia yra nesąmonė, nes dabar, šiuo momentu jau viskas, tu turi būti, besąlygiškai mylimas žmogus. Žinai, ne kažkieno kito, o savęs pirmiausia. Ir kai tu save taip mylėsi, tai tik tada tu galėsi turėti, tai yra labai svarbu, nes tai yra pagrindinė priežastis, kaip sukurti geresnį pasaulį. Nes tada tu ant kitų nesėsi, ant kitų nelosi ir būsi normalus žmogus, žinai. Viskas prasideda nuo savęs. Klasika.
žinai, aš taip galvoju apie tuos visus retrytus ir sąmoningumo stovyklas ir visą ką, kas labai būtent ant to važiuoja, žinai, ta meilė savo, ir iš tikrųjų tokia labai svarbi. Labai. Ir aš galvoju, kad tiesiog kartais būna sunku, žinai, kai tu ilgai darei vieną dalyką, pavyzdžiui, buvai labai kritiškas, tavo mama, tavo tėtis buvo kritiški savo, tu tą matei, tu toks pat. Ir dar jeigu aplink tave yra žmonės tokie, nes aišku, tu spinduliuoji. Tai man atrodo, ta aplinka, žinai, svarbi irgi, ar ne? Nes aš taip pastebiu beprotiškai, mane labai veikia aplinka ir jeigu pas mane atsiranda daugiau žmonių, kurie dažnai būna, komplainina. Nežinau. Aš tiesiog negaliu net, bet kiek man kas komplainina, tai aš jau gali būti tik šeimos nariai, aš juos dar pakentėsiu, nes ten šeimos ryšiai. Bet apart to, tai viskas, viso gero. Yra sunku, nes aš matau, kad aš automatiškai pati tada pradedu, jau man čia žiūrėk netiko, kaip tenai kažkas kažką padarė, jau čia parkavo per arti, kur man anksčiau gyvenime, aš tiesiog pamatyčiau, naičiau, aš man net neusikimtų mintis. Tai jo, ta aplinka, bet ir vis tiek reikia šiek tiek įdėti tokio susikaupimo. Tai čia yra nuolatos, sakau, čia yra, kad tau tai taptų automatinis dalykas, tu turi labai sąmoningai tai žiūrėti ir ties tuo dirbti, monitorinti, nes tu esi tiesiog operacinė sistema, kompiuteris, kuris rana tam tikras programas, tu pasirinkiu, kokias programos ranins ir pagal tai ir žiūri, ir tu tikrini savo, reikia vėl irgi mokėti atskirti savo mintis nuo savęs, tam viso tas zen budizmas, tai tu amadėm. Bet jo, jeigu šitą pasiknisti kokius 2 metus ir tada gali jau iš tikrųjų, man atrodo, ramiau gyventi. O priežasčių būti nelaimingam visada iš visur ištrauksi ir mama tokia, tėtis toks, o po to man tai čia absurdas, nes aš, pavyzdžiui, žinai, skaičiau Neri Paltinienės autobiografiją, žodžiu. Ir jinai pasako, aš viso, gal tu žinai maždaug, kas yra Neri Paltinienė. Tai va, ir jinai tokia, buvo estrados diva, ir jinai ten buvo tokia išskirtinių ir talentų, ir grožio, ir charizmos moteris. Šarminga tokia labai. Taip, ir jinai vis, tokia magnetiška, žinai, manau. Ir aš paskaičiau jos istoriją ir atrodo, kad, tai jinai irgi tokia, atrodo pozityvi, žinai, visą laiką. Ir jos kažkas paklausė, kaip jūs būnate tokia pozityvi? Kažką tokio, žinai, o tu paskaitai jos istoriją, jos kaip jinai gyveno savo gyvenimą ir iš tikrųjų jos gyvenimas buvo visiškai insane, nes jinai Antrojo pasaulinio karo metais jinai buvo Lenkijoje, jos tėtis išvyko, mama ten, man atrodo, buvo jau mirusi, tada tėtis turėjo išvykti kariauti, tada jau pamotė, kurią paliko prižiūrėti, ją išvežė kariai, moteris, kuri kaiminėje prižiūrėjo, susprogdino jos namą, jai yra ten, man atrodo, gal 12 metų, jinai lieka absoliučiai be jokių namų, jinai vaikšto per viskas gatves, o jinai prašydavo, ten plaudavo grindis, kam nors už duoną, vien tik tai su sviestu. Ten 14 metų galų galę ten jau išsilaisvina Lenkiją ir jai duoda pavalgyti ir ta galų galę atsiranda tėtis, kuris dar buvo gyvas, pasirodo 14 metų, kad jinai neščia. Ta prasme, ir tada jai reikia mesti mokyklą, tada jai reikia važiuoti į Klaipėdą, ten pradėti dirbti su to vaiku, ten, žodžiu, kosmosas. Kiek apie ją, kiek šnekė tais laikais, kiek aplink ją turėjo būti nesąmonė. Taip, tai jie pačiai išgyventi ir plus visa aplinka, ką žino, ką kalba. Tai va, ir čia tau ne šiaip sau, žinai, tipo, man čia ne tą pasakė, man čia neaptarnavo labai šiandien prastai. Ta prasme, čia visiškai kitas lygis ir žmogus išgyveno tikrai sunkius dalykus ir tikrai pasidarė išvadas ir tokias ir laimingai gyveno, ir man atrodo, bent jau kiek jinai rodė. Mane taip įkvepia tokie žmonės. Tai va, tai ką aš ir sakau, ta prasme, čia nekovoti dėl savo laimės yra tiesiog praradimas laiko. Žinai. Taip. Noriu sugrįžti prie tavo veiklos, tavo varikliuką, iš kur tave žinom. Tai, aš tikrai noriu pagirti, nes tau ploja jau 1000 ir man tavo dainos yra kažkas insane. Tu prasme, aš tokio žanro, aš nesu tikrai labai jau ten didelė melomanė šiaip jau, bet man tavo dainos tokios pakilios, jos tokios... Man atrodo, kad jos kalba su siela žmogaus, žinai, ir man šiek tiek su gospelu susiję, irgi nežinau, ar tu irgi, čia yra kažkoks specifinis žanras,
bet aš to Lietuvoje tiesiog negirdėjau anksčiau. Ir man Tu čia labai pataikai su gospelu, labai geras pastebėjimas. Čia mano įkvėpimo šaknis. Man buvo, nuo pat mažens aš kai gospel klausiau, tai man atrodo toks, čia yra ta jau ultimate version of music. Kai, žinai, kai daug žmonių, kurie moka iš tikrųjų labai gerai dainuoti, kartu dainuoja nuostabiom harmonijom. Ir Dievas kažkur iš viršaus, ten atrodo klausosi, nes bėga. Ten tikrai kažkas insane. Tai man. Tai aš tą visą supratau ir mane tai labai smarkiai įkvėpė, taip pat ir šiaip visokie ten Motownas, Stax Records, tokie solo įrašai labiau amerikietiški, bet to pačiu ir Lietuvoje buvo toksai saulas, bet iš kitos pusės ten Kernagis, Hiperbolė, bet šiaip Kernagis, jis labai mėgo, žinai, ir tam tokį vakarietišką muziką taip pat, jis tokia ale bandė rock'n'rollą padaryti, žinai, tipo. Rock'n'rollą daug visko bandė, žinai, cute, bet jis jo. Tai šitas dalykas yra cute ir aš jaučiu, kad aš irgi daug ką viską bandau ir bandau tokį parodyti naują kampą, kaip lietuviška muzika gali skambėti. Taip, nes man atrodo, mes pratę prie angliškai skambančių tokio tipo dainų, bet lietuviškai. Tai va. Ir žinai, ir šiaip man taip įdomu, nes kai kurie žmonės girdi savaip ir jie sako, kad čia kažkaip labai kitaip skamba, žinai, o man čia skamba žiauriai natūraliai. Tai žinai, man labai sunku tiksliai dar suprasti, kas yra tas Aistė Sos, nes aš, man atrodo, kad čia, čia tipo 1+1 lygu 2, žinai. Tai, bet man labai smagu, kad žmonėms rezonuoja ir kad tikrai toks, atrodo, galiu įnešti visiškai naują kažkokį tai kūrybinį indėlį į muzikos kultūros mūsų pasaulį. Tai, wow, kas galėjo tai pagalvoti, aš tai galvoju, tiesiog dainas rašysiu, žinai. Rašai dainas ir muziką rašai? Taip, vyksta kūrybinis procesas, papasakok, nes man vis lik labai labai įdomu. Taip. Nuo ko? Nuo ko susikuria tokios nerealios dainos, žinai? Nuo ko? Tai dažniausiai prasideda nuo gitaros arba nuo pelino, žinai. Jo, bet ir būna įvykiai tam tikri kartais gyvenime, kurie irgi tada padeda, tu iš karto gali tą dalyką perkelti į tą skambesį ir tada atrodo, tu išsilaisvini nuo tos patirties. Žinai, toksai visai įdomus dalykas. Ir aš visada dažnai kažkaip bandau, kiek įmanoma, tiksliau apibūdinti jausmą, kurį aš patiriu. Pas mane nėra, tai žinai, tenais šiaip savo dainavimas, tipo, mėlyna jūra, aukštai debesis, lyja lietus. Žinai, tipo. Taip. Tokių dainų yra. Yra. Ir pas mane yra tas toks, kur aš sėdžiu ir tai bandau grinai suprasti, tipo, ką aš dabar jaučiu, kaip tiksliai apibūdinti tai, kas man vyksta. Ir aš tada nurandu tam tikrus žodžius ir viskas taip yra ganėtinai pas mane, visa esmė yra tokia, kad jo, tokia kaip ir unfiltered truth, žinai, viskas nefiltruota tiesa iš manęs eina ir, o kaip rašosi, tai jo, tai tiesiog tu žiūri tada, kurie akordai irgi vėl rezonuoja su ta ir skamba kaip tiesa tau. Akordai, tada žodžiai, tada melodijos, dainavimo stilius, žodžiu, visko, žinai, yra. Čia visko labai daug, tai reikia muzikinio išsilavinimo, ar nebūtina? Koks tavo background šitame reikale? Aš lankiau dvarionio mokyklą, bet aš ją mečiau, gal kokiu 5 klasiai, nors ten 10 metų reikia mokintis. Tiksliai. Tai aš mečiau dėl solfedžio ir viskas, ir tiek pas mane ir buvo, žinai. Ir aš po to labai daug laiko tiesiog turėjau daryti, man taip atrodė. Vėl čia tokia neteisingas dalykas, gal reikėjo kitaip gyventi, bet pagalvojau, kad gal visai neblogai, kad taip gyvenau, kad aš dariau visiškai visą kitą, kad parodyti, ne tik parodyti, bet iš mano artimųjų ėjo toks vaibas, kad iš muzikos neapsimoka čia nedaryti, čia Aistė nedaryti, čia nebus respekto, žodžiu, tai, žinai. Ir aš tą dariau visą kitą, kas yra taip priimtina labiau plačiai auditorijai.
Ir aš ten ir universitetus ten baiginėjau, ir ten tą ir aną, čia 4 ir aš tas supratau, kad vieną dieną atsikeli ir tikrai supranti, kad čia buvo skemas ir tada šitą... visiškas skemas. Jo, ir tada tu savęs nebeapgaudinėjai ir pradedi gyventi savo tiesą. Nu. Geras. Ir tada atkasi visas tas savo žinias apie muziką, ne? Ar tu visą laiką kažkaip paraleliai? Visą laiką šonę aš tą darydavau, bet aš jeigu tą nori daryti, tu turi daryti. Čia tu neužteks, tik tai, žinai, biškai pagroti ir čia this is enough, ne? Tu matai dabar, čia visko reikia daryti. Ir tą, ir 3, 4, čia kosmosas. Taip. O žiūrėk, Aiste, o kaip tu žinai, kada, šita daina yra faina? Šitą dainą verta leisti, nes aš įsivaizduoju, leidiminis procesas tai irgi yra kaštai, laikas, visą ką. Taip. Kaip aš žinau, tai kad šitą tiesiog, aš visos mano dainos, kurias aš esu išleidusi, buvo tos, kurios mane žiauriai vežė ir bent jau tikrai tuo metu, tai čia buvo ta daina, kurią aš klausydavau tiesiog non-stop. Tai ir aš žinau tada, kad jeigu taip jau man yra, tai reiškia, ją reikia ir parodyti kitiems. Geras, žinai, kad Justinas Timberlake'as atsakė šitą klausimą, jo kažkas interviu paklausė ir jisai sako, žinai, aš pasileidžiu demo versiją, tiesiog važiuodamas ten Los Andžele su atviru stogu mašinos ir jeigu matau, kad tipo žmonės vaibina, nežinau, kai jis pravažiuoja, jeigu žmonės tai jaučiu, kad kažkam vaibins, jeigu pravažiuoja Justinas Timberlake'as. Jis gal ten kažkaip buvo užsislėpęs, matyti, žinai, su kokiu kapišonu, bet man kažkaip įstrigo, kad jis šitą sakė ir kad, jis žiūri į kitus. Ne tiek, kiek į save, tipo, ar man patinka, nes aš įsivaizduoju, gal jam patinka visos jo dainos, žinai, nes atlikėjui gal ir normalu, žinai, tavo dainos patinka. Jo. Matai, čia yra tas, aš žinau, Beyoncé, tai šis ten daro, jiegi paraštos dainas ir tada jie turi pilną marketingo researchą, jie turi auditorijas, kurios ateina visokias target audience. Country music, kur dabar nuėjo visiškai netikėtai, ne? Mum netikėtai, o ten strateguotas sprendimas. Matyt, ir šiaip, jinai jau dabar, man atrodo, jinai jau viską padarė dabar, jinai dabar jau gali daryti savo dalykus, ką jinai nori, tegul jinai daro, nes visiems viską įrodė, jau nelyskit turėjo, žinai. Bet jie turi pilnai, man atrodo, visą marketingo kompaniją, kuri priveda visus target audiences, jie visi klausosi dainas, įsivertina, jie sužino, kas yra labiausiai populiariau iš tų parašytų dainų ir jie tada tuos visus, jiegi negali rizikuoti, jie su tiek daug pinigų žaidžia, kad čia nebežaidimai jau, žinai. Taip. Tai tiesiog, logiška. O aš tai daro. Aš dar ne ten, bet maybe it's coming, žinai. Maybe it's coming? I wish that for you. Bet žinai, keista, ne? Nes kaip ir iš kitos pusės galvotum, kai jau atlikėjas pasiekia tą lygį, kur jau kaip tik galėtų rizikuoti, žinai, bet tu paminėjai įdomų dalyką, ne? Kur yra jau tiek daug, gal ir tie kontraktai ir pinigai, ne? Kur tu pradedi galvoti, tu dar daugiau matuoti, ne? Bet jie gal ir rizikuoja, dabar pat nuspręsti padaryti tokį disko kažkokį tai albumą arba tą patį country, čia yra, čia netikėta. Labai netikėta, aš net taip pradžiu proveržis. Tai čia toksai, jinai tikrai, man atrodo, nesitsatskina ir jinai daro, ką nori, dabar jau. Tikrai. Matyt. Tai kad tas iš tų dainų, tų pačių country, jie gal parašo 40, nes pas juos prie vienos dainos dirba 2 žmonės, pavyzdžiui. Neįtikėtina. Breistas dainų dirba kiek žmonių? 2. Okay. Ar būna situacijų, kada tu parašai dainą ir tu klausai ją, atlieki ar galvoji, ne, čia per daug jautru, čia per daug manęs, nesiredi išleisti. Šiaip būna, jo, bet man atrodo, kad kuo daugiau yra tas arti manęs, tuo geriau veikia. Taip, nes tai yra nuoširdu ir tikra. Ir tuo geriau veikia ir kiti žmonės tada daug greičiau užsikabina ir jiems patiems pradeda labai patikti. Jo, nes aš manau, kad rašyti dainas, jas sukurti, jas išleisti, jas atlikti, jas išprominti. Ane? Kuri iš šitų dalių tau asmeniškai atrodo sudėtingiausia? Man atrodo, visiems šiuolaikiniams artistams prominimas yra pats sudėtingiausias dalykas, bet aš irgi, žinai, žiūriu, kiekvienas procesas turi savo magiją.
ir aš ją mėgaujuosi. Nes jeigu man reikėtų nuolatos vien būti studijoje ir vien rašyti, aš irgi išprotėčiau. Žinai, jeigu man reikėtų nuolatos vien kurti kontentą, aš irgi išprotėčiau. Tiesa. Tai aš tiesiog man patinka, kad aš galiu ir trečią, ketvirtą, žinai, kai kurie tu nori paverkti. Aš neverkiu, aš tiesiog darau, žinai. Nu, aišku, nėra. Fainiau būtų, jeigu už tai visi viską padarytų, aišku, žinai. Bet aš esu pasiruošusi dirbti dėl savo svajonių ir tikslų. Labai nice. Jo, aš irgi manau, kad faina yra įvairovė. Nu, gal priklauso koks žmogus, bet jeigu tu visą laiką turi ten sėdėti ir ten tą vieną dalyką daryti. Pasidaro. Jo. O kartais, kaip būna verslininkai, sako tam interviu, aš sako, aš norėčiau bet ką atiduoti, kad aš galėčiau dabar savaitę tiesiog nueiti į ofisą, nuo 9 iki 5 atidirbti. Nu, žinai, nes jiem nėra darbo valandų, jie dirba savo ir jie dirba pastoviai. Jo, čia yra tokia... Čia nebe 9 to 5, čia 24/7. Jo, aš tą žinau. Bet yra ir tokių, kurie jau daug ką pasiekė ir dabar praktiškai niekada nebedirbo, tik tais keliauja ir mėgausi gyvenimu. Tokių irgi yra. Tiesa. Nu. Bet tas gal irgi atsibosta. Jo, man atrodo, kad keliauti ir atostogauti yra greičiausiai atsibostantis dalykas. Manau. Žiūri, man tai aš negaliu, aš buvau ten 3 dienas ir galvoju, tai ką dabar? Tai žinai, va čia yra klausimas, priėjom prie esmės. Šita laida yra iš tikrųjų apie daug vidinio pasaulio temų, bet turbūt stipriausiai tai yra apie autentiškumą ir apie laisvę. Ir tas gyvenimas, ir ne, jeigu mes galėtume keliauti, važiuoti, daryti, ką norim, ir kaip Beyoncé leidai jau, bet ką nori. Ir tai mes vis tiek žinom, kad mūsų natūra yra tokia, kad mums atsibostų. Tai kur tada ta laimė, žinai, slypi? Ypač kūrėjui. Laimė yra esamuose rėmuose. Rėmai yra labai geras dalykas, nes jie duoda aiškias aikštelės, žaidimų aikštelės ribas. Žinai? Nes jeigu tu turi begalybę visko, visų opcijų, tada tu tikriausiai nieko nepadarys. O tuo metiniai rėmai vis tai keičiasi. Tavo karjerai, beprogresinant, visą tai nuolatos kinta. Tai, o būti kažkaip limituotai, apibrėžtam, tai yra visai gerai. Galima paverkti dėl to, aišku. Negaliu, aš kaip pavyzdžiui. Kaip norėčiau, žinai. Čia natūralus, sakai, ne? Tai šito niekaip. Bet man atrodo, tas ir skatina labai kurti. Nes man, žinai, irgi, aš dabar darau tos koncertus, tai koncertai yra žvėriškai brangus dalykas. Taps padaryti, žinai, tu vien visą tą nuomą erdvės, tada tu turi ją visą puošti, jeigu ten dar kažkokių specialistinių efektų. Ar mano vien tos, pavyzdžiui, Lukiškėse buvo koncertas ir tenais ta medžiaga, kurią mes papuošėm sceną, ten kainavo, aš žinau, 700 gal eurų, žinai, čia nieko tokio atrodo, bet iš tikrųjų 700 eurų yra kiek? Čia gaunasi, praktiškai gal vos ne 200 bilietų gal, ne? Tai jo, kai taip skaičiuoji, nes tu viską turi skaičiuoti bilietų kainą. Tai būtent, supranti? Ir čia prasideda. Tai tu pagalvok, kai čia yra, ne? Tai ir gaunas tada rėmai, čia tau yra rėmai ir dabar tu vartykis iš to ir padaryk kažkaip cool, žinai. O 200 bilietų nėra šiaip lelė, žinai, čia yra, čia geras skaičius, ta prasme jau. Čia geras skaičius. Jo. Tai tai čia yra, toksai ir tokia magija, žinai, tu turi tada kažkur išmastyti, išgimdyti iš niekur, arba, kažkas turi įvykti. Tai grinai, tai vienas konceptas yra tiesiog vos ne tavo minčių, vilčių ir tikėjimo produktas. Tai tai aš dabar nekantrauju savo to koncertą, pamatyti, kaip aš laukiu irgi, nes aš jau bijau, bet... O ko bijai? Ko Aistė bijo? Aistė bijo, kiek reikės visko padaryti ir kiek reikės išleisti pinigų. Nes vis tiek skaičiuoju, ta prasme. Tai aišku, aš iš oro neištrauksiu pinigų, žinai. Tai jo, tai šitą tai dabar dėl to tą ir žiūrim dabar, kad vis tiek nes nori jau padaryti normalesnį šou, nes dabar atrodo nebegali
ten, žinai, išeit su gitarėlė padnuot. Lietuvoje jau viskas, čia nebe fasonas, jau reikia. Viskas Lietuvoje labai aukšti kartelės. Man atrodo, kad jo, labai branginai ta kartelė, žinai. Irgi. Tai va, aš net nežinau, kaip pavyzdžiui, kažkam, kas šiso ten, nežinau, dar tik pradeda. Tai va. Kaip jiems dar tada šitą padaryti. Aš tiksliai dabar nesuprantu dar, nes net, man sunku tą prasme tą visą daryti. Bet, žodžiu, čia yra toksai iššūkis. Kiekvienas koncertas yra iššūkis, bet aš džiaugiuosi, kad aš turiu toks, nes kiekvienas man koncertas yra pasirašymas, jam yra žiaurus augimas, žinai. Aš labai daug išmokstu ir tikrai tampu visų galų meistrą. Jau nuo kabinimų iki audinių, iki apšvietimų, iki konstrukcijų, iki šmatavimo. Aš jau praktiškai pusiau stacibiorė, žinai. Tikrai, o dar reikia būti muzikantė, dar reikia būti gražia, dar reikia outfitus pasidaryti. Turėti energijos. Turėti energijos, turėti pozityvumo, turėti viską, žinai. Tai tiesiog toks ir šitas... Toks reikalas. Čia daug yra ką veikti. Čia milžiniškas projektas. Man atrodo, šis taip, kad suvokt, ką reiškia, jo tiek daug tų dalelių sužiūrėti, net jeigu ir turi komandą, tai reikia turbūt pačiam kažkada pamatyti kažkokį projektą. Padarykit ten savo gimtadienį, ne McDonald's. Jo. Sėkmės. Beje, man atrodo, McDonald's nebedaro gimtadienio. Man atrodo, ir mes sesę kalbėjom jo, kad labai gaila. Ta, kur naudoji, taip užaugo, tai dabar padarė jiems specialų jau tą tokį modernesnį, man atrodo, McDonald's. Bet aš kažkaip pagalvoju kartais, kad čia labai, žinai, kai žmonės skundžiasi, kad taip sunku daryti vestuvės, žinai. Tai man realiai visiškai kaip vestuvės kiekvieno koncertą. Tas pats visiškai, žinai. Taip, eik tu savo, nežinau. O tu klausyk, o tu esi tas žmogus, kuris šiaip turi visada energijos, ar labiau tau ją reikia taip truputį susikaupti, susirankėti? Aš turiu praktiškai visada energijos, labiau būna gal prieš, per PMS, paaišku, kokias 3 dienas prieš, tai būna, kur jau tipo toks, kur neracionalus netgi toks, kur jau tu klausai tas mintis ir tu supranti, kad čia net tu jau šneki, žinai, jau čia jau kažkoks kukų tenais, visiškas, žinai, tas išlenda toksai ir aš jį, ar ten atpažįstu ir suprantu, kad, tiesiog reikia išlaukti. Tai aš tada kažką kitą padarau, žinai, ten pasimėgau kitaip gyvenimu. Mėgstu masažą, man labai patinka masažai. Mano lepinimus didžiausias dalykas. Ir Zilinys man sako kažką, sako, tai kaip tu save lepini? Kad diva ten kažką tokio, žinai, paikau. Ir aš sakau, einu į masažus. Tai kad čia normalu. Matai, čia normalu. Aš irgi myliu masažus, bet čia šventė tokia. Man irgi, tai aš galvoju, žinai, kai atidirbu po koncui, tokia, pažiūrėkit. O dabar pasirodo, čia yra visiškai normalus dalykas, tai realiai man reikia dažniau jos vaikščioti. Tai va, pasirodo. Užtenka man čia gal mąstyti, kad aš šitą turėčiau pataupyti, ne. Ja, bet štai man yra labai svarbu turėti tuos ritualus savo, žinai, kažkokius nusiraminimo, nes dėl to apie energiją ir klausiu, nes man, pavyzdžiui, visą laiką atrodo, tos energijos pristinga, man nereikia visiškai kažkur susirankyti. Tai miegas bazė. Žinok, kažkaip šitame etape taip. Okay. Nežinau, kaip bus, būdavo visaip, bet, ir geležis dar labai svarbu visiems geležį primenu pasitikrinti, jeigu... O kaip tu pasitikrini ją? Tiesiog einu kraujo tyrimą, geležis ir feritinas. Abudu tik tais? Jo. O ten daugiau nieko nereikia kito tikrinti? Ne, hemoglobinas, tai va tas geležis ir tada feritinas, kas yra geležies atsargas. Tai va, čia yra didžiausia magija, žinai. Nes aš, man atrodo, esu anemikė. Tai va, aš buvau anemikė nuo 15 metų ir čia, žinok, tai va, aš nežinau, kaip tu turi energijos, nes man tai, ten tiesiog yra alpimai ir atsikeli ryte. Tai ne, aš dar ne, bet nedaug pakeitai tragą. Tai čia yra va, tas geležies trūkumas ir tas, kad ryte, kad įsivažiuotų jau nuo 12:01 jau geriau, bet pirma dienos pusė būna dažniausiai slagiš, kavos nepadeda jo. Tai labai laikliai. Ir kaip tu padarai? Tai gerai, sprendimas yra tas, kad pirmiausia, aišku, maistas. Bet koks daktaras tau pasakys ir man sakė, kad bandyti iš maisto susirinkti. Tai geležies yra ir įvairiuose grūdiniuose, ten, nežinau, brokolis, burokėlis, granatų, sėklos ir taip toliau. Mėsa, raudona mėsa, jeigu valgai mėsą. O su krauju?
Man atrodo geriau su krauju, bet gali būti ir iškepta, bet esmė, kad raudona mėsa. Aš nevalgiau mėsos raudonos beveik niekada ir dabar realiai pradedu ją valgyti. Steikus dabar valgai. Dabar, turiu prisiversti, kur kiti žvengia, o Dievo, Livėnė vis vaik, čia mūsų svajonė patyti, o aš tik norėčiau tą žuvytę pasiimti arba tą vištytę, bet ne, aš tik paimu tą. Tai va, o kitas dalykas, žinau, kas vyksta, tai leidžiasi žmonės geležį dabar. Nes yra tabletės. O bandai? Jo, bandžiau kelis kartus. Tai tabletės yra toks kaip ir gal paprastesnis dalykas, tu gali gerti jas kasdieną ir, jos nėra brangios, bet daugam netinka. Tiesiog kūnas šiek tiek atmeta, ten sutrinka virškinimas ir taip toliau. Dėl to galima geležį lašinti ir, jau čia turi daktaras. O tada nesutrinka, jeigu geležį? Tai jeigu per daug negerai, bet jeigu ten tą tose, kur tau pasako, tai, viskas turėtų būti tvarkoje, bet vis tiek seselė visą laiką pirmas 10-15 minučių kolašina būna šalia, nes, kiekvieno organizmas labai skirtingas, bet čia yra tai, ką dabar daug klinikų daro. Tai, pavyzdžiui, aš nuoširdžiai manau, kad, yra tų klinikų daug longevity ir taip toliau, kurios nusiūlo visą amplitudę reikalų ir ten klausimas, kiek visos jos yra naudingos, bet kas susijęs su geležim, tai man pasteisino, susilašim. Ir kiek dažnai tu leidėsi? 1,5 metų laikosi. Nice. Man. Geras. Tai va, man irgi reikės pasižiūrėti. Aš visą atidėlioju, neturiu laiko, bet jo reikia žiūrėti. Žinok, pažiūrėk. Ypač, kad dabar jau toks laikotarpis. Taip, nes dar pasakysiu dar svarbų dalyką. Nesu medikė, tai tikrai viską reikia su daktarais susitikrinti, bet tikrai čia mano jau gan žinomas topikas. Tai geležis, jos trūkumas kenkia dar N+K kitų tavo funkcijų. Tai čia ne tik, kad aš neturiu energijos, bet aš kažkaip susitvarkysiu su kava. Ne, nes tavo ir miegas sutrikinėja ir gali atsirasti nemiga iš tikrųjų, išsivystyti. Tavo, tiesiog protas negauna tikrai pilnai tų medžiagų ir jisai sulėtėja ir tu toliaugi nori gyventi kaip gyvenai, tu toliau nori spręsti savo iššūkius ir taip toliau. Ir tavo kūnas visą laiką tokia minusė yra stipriam ir kažkuriuo metu tikrai užspaus ir tie patys perdegimai ir visa ką yra kur kas arčiau, jeigu tu turi trūkumą, bet kokių medžiagų, bet ypatingai, žinai, ir geležies. Gerai, supratau. Tai dabar, sakai, tai tau buvo ta anemija, buvo priežastis, kodėl tau reikėtų save paskatinti daugiau, o tai kas dar? Kodėl tu sakai, reikia iš tą energiją susirankėti? Geras klausimas. Žinai, aš manau, aš esu tokia labiau introvertiška. Tai labai pasirinkai introvertišką profesiją. Šiaip aš per viduriuką, bet faktas, kad man reikia pailsėti nuo žmonių ir, pavyzdžiui, kokią, aš sakau, dieną arba 2 pabūti visai be žmonių. Taip. Man tiek reikia. Tai nežinau, kitos sakytų, tai man irgi čia normalu, bet taip jau visiškai, žinai. Tai aš galvoju gal tas šiek tiek, plus aš visiškai, mano smegenys veikia visada. Tai čia yra tas dalykas, ko aš vis dar nelabai susitvarkau, nes aš pavargstu nuo savo šito, nuo savęs, nuo nieko kito. Čia aš galiu sakyti apie žmonės, mane ten, nežinau, kažkas sunervavo, bet ne, aš puikiai suprantu, nes čia sukasi. Socialinė medija nepadeda koks nors filmo Netflixas, nes tu vis tiek visą laiką esi on. Kas labiausiai padeda, tie patys baziniai dalykai, apie ką visi kalbam, tai, žinai, meditacija, tas pats masažas, krosą rimtą išbėgti, žinai, valandą nutašytą savo kūną belekaip. Kas padeda, bet ne visą dalykai padeda. Jo, tiesa. Gerai, supratau. Tai dabar tu taip ir gauni tą energiją, ne? Va dabar geležint, nusitvarkai mitybą, miegą, visokie krosiukai ir va taip kasdieną tada. Ir realiai žinok, reikia, kasdieną, kas antrą, žinai, sportas, tikrai labai svarbu. O kur tu džime sportuoji? Aš bėgioju ir namuose, bet nes... O kiek bėgioji? Kokį 5 minutės, 40, neskaičiuoju kilometrų. Aš netrekinu nieko, aš esu tas žmogus, kuris neturi jokio išmanaus to ir... Aš vakar nusipirkau. Bet šiaip aš noriu, čia ne joks nefleksinimas, aš noriu, bet... kažkaip, nežinau, dar nepriejau prie to, žinai. Tai nepasakysiu kiek kilometrų, bet draugė bėgo maratoną. Ir čia, kur buvo sekmanį, ir aš žiūriu ir galvoju, fine, ta prasme, žinau, kad čia millennials, midlife crisis, whatever, bet fine, tu turi... Aš bėgioju nuo 20 metų. Ne? Tai, o koks tavo yra, tau reikia gauti energijos, ką tu darai?
man reikia gauti energijos, tai aš tai žinau, aš irgi, jeigu galėčiau, varyčiau galbūt kiekvieną dieną pabėgioti, bet aš, tarkim, dažnai neturiu laiko, taip toliau, bet aš visada turiu 15 minučių ryte, žinai. Tai aš 15 minučių esu atkalusi savo tokią sistemytę, ten, kur aš padarau visus ten išsistrečinimus visokius, tampimusis ir kažkokie pratimai, kuriuos aš esu pratusi daryti. Ir man jie kažkaip padeda atgaivinti visą kūną ir tuo pačiu ir protą. Ir aš tada būnu biškai pabudusi, tada jau į dušą. Tada duše gali su šaltu irgi prasieiti. Ir tada biškai taip jau prasibudini. Ir toks išeina prasibudint. Ir tada, aišku, kitas dalykas yra tas, kad man padeda tas, kad jeigu ne aš, tai niekas. Nes ką aš darau? Pep talk, ne? Ne tik, kad pep talk, bet tiesiog literaliai, jeigu aš nedarysiu kažko šiandieną, tai nieko ir nebus. Aš neturiu pasirinkimo, tiesiog, tipo, būti miserable or whatever. Žinai, tipo, nėra tokio varianto. Eik, tu sakai, geras. Nes arba tu darai, arba tu viskas nedarai, žinai. Taip. Tai čia kaip ir faina, bet gali ir išprotėti, bet aš kažkaip neišprotėjau dar. Nes logiška, ne? Taip, nes tu supranti, kad viskas, kiekvienas tavo žingsnis, čia yra tas suvokimas, kad kiekvienas tavo žingsnis yra arba prieš tave, arba su tavim. Tai aš šitą esu labai aiškiai supratusi. Ir aš tada atradau tą, kad man užtenka 15 minučių ryte, jeigu mes tokį base darom, nebėgiojimus kažkokius tai nesportavimus tą dieną, mane labai žadina. Ir tas, kad kiekviena diena mano yra, žinai, tiesiog naujų gaisrų gesinimas. Tai man tiesiog, tu nežinai, kas bus. Aš nežinai, tai darai skambučių centras, ta prasme. Ir tiesiog, man reikia... Žiūrėk, šitas neveikia, šitą reikės padaryti, žiūrėk, šitas parašė, ką čia darom, šitam skambinam, žiūrėk, tu čia gali šitą ir tu turi viską tenais. Tu turi būti always on. Žinai, kur ten jo, dar kažką, žinai, tu net neturi ten jo labai daug laiko ten numastyti, ten, žinai, ten... kur man gyvenimas eina, nes, tipo, tu žinai, kas maždaug gerai eina. Tenais, kur tu nori, ir viskas. Ir man įdomu taip pat, žinai, nes kiekviena diena žiauriai kitokia. Labai vaina, nes dabar mes susitinkam mane, taip netikėtai visiškai, pašnekėsim dar tokio gražioje studijoje ir šitam, po to vėl susitikimus ir vėl naujas dainos ir daug nauji projektai, kūrybiniai bus labai faini, tai toks, labai cool. Labai cool, jo. Tai tas mane ir veža ir galbūt tas ir duoda tos energijos, nes jaučiu, jeigu man reikėtų bet kiekvieną dieną tą patį, tai aš net su didžiausiom, kaip sakyti, pastangom savo tom, kaip willpower. Taip. Jeigu aš valios Mhm. pastangom, aš negalėčiau turėti, jeigu aš tiesiog būčiau, žinai, mėganti, tikriausiai. Ir žiūrėjau daug valgyčiau. Bet čia yra atsakymas, ne? Nes man skamba, kad tu esi savo autentiškam kelyje, bent jau dabar. Taip jautiesi? Man atrodo. Nes tada mes ir turim jėgų daryti. Tada jėgos atsiranda, jo. Ir tada užtenka išsimiegoti. Kur tu negali nedaryti. Čia tas irgi yra, žinai. Kaip, pavyzdžiui, aš esu kažkada klaususi ten kažkokia amerikiečių tenais knyga motyvacinė kažkokia tai. Ir ten pasakoja... Klausai amerikiečių motyvacinę knygą? Aišku. Geras. Aš irgi Amerikai daug būnu. You can do it, just do it. Biškai taip, bet jo. Ir ten pasakoja apie, pavyzdžiui, kaip ten žmonės, žinai, turi ten kažkokių problemų, ištrauktų, nežinau iš kur. Ir sako, aš sutikau moterį, kuri ten turi gal 11 vaikų. Ir jinai, be persto dirba ir sako, kaip tu sakai, tas burnoutas turėtų kaip ir būti, ne? Ir jisai kalbasi su ja ir sako, tai kaip tavo ten tas psichologija ir taip toliau. Ir jis sako, aš turėsiu burnoutą, bet realiai aš dabar neturiu laiko, tai biški vėliau. Kai čia grinai tas yra toksai, biški daug kas yra labai požiūrio reikalas. Ir jeigu tu nuspręsi, kad tipo dabar jau nebegali, tai gal ir negalėsi, bet jeigu nuspręsi, kad gali, tai gal ir galėsi. Čia irgi priklauso nuo to, kokias savo sistemas esi pasidaręs. Aišku, 5 valandų miego, tai tu nieko nepadarysi kiekvieną dieną. Bet jeigu tu kažkaip susitvarkai tą fizinę bazę, tada jau visa kita, kas mentališka, tai galima dar pažaisti. Ar yra dalykų, kas tau konkrečiai padėjo tuose burnout momentuose arba tuose dugnuose, žinai, tavo gyvenime? Nežinau konkrečiai, kada jie buvo ar kokie, bet... Dugnuose
dugnuose, man atrodo, padeda labai būtinai susijungti, surasti vėl ryšį su kitais žmonėm. Nu, tipo, tu gali būti vienas, bet iš tikrųjų vienas nėra labai geras sprendimas, nes tu tada tiesiog kaip, žinai, arbatos tas pakelis savo sultyse labai verdi ir tu tik stiprėja tas spalva, žinai. Sveikingas pavyzdys. Tau reikia biškai, kad tau kažkas praskiestų. Taip. Žinai, ir vat, man atrodo, su kitais tinkami žmonėm, ne su kažkokiais tenais, kurie toliau ten pils tą pačią nuovirą į tave, bet kažkaip, kas būtų labiau, vat, irgi gal šviesesnis, lengvesnis, toks skaidresnis. Tada tu gali, vien būnant su jais, tuomet nereikia su išnekėti, tu gali tiesiog būti jų presence ir tau tada jau bus lengviau biškai. Man atrodo, niekada nereikia galvoti, kad tu pats savo mintimis gali išspręsti savo minčių problemas. Geras. Žinai, man atrodo, tas yra. Ryšys gydo. Ryšys labai gydo, dėl to žmonės ir nori tam viskas turėti šunys, kačiukus ar kažką. Jis nenori pripažinti, kad jiem reikia kitų žmonių, bet mums reikia kitų žmonių, žinai. Ir kiti žmonės nebūtinai ten turės jį apsikabinti ar ten prašyti, kad ten darktų man jo, bet jie turi būti šalia, tiesiog draugų reikia, žinai. Kažkaip čia vienas dalykas, tiesiog pabūt žmogum, nes dažniausiai, kai mes pradedam labai nervuotis, ar ten kažkoks nuopuolis būna, tada, kad mes nesijaučiam, prarandam savo žmogiškai pradą. O pradas ir yra tas, vat, kai būni su kitais, tu jautiesi toks, mes visi žmonės, tipo, žmogus irgi ir mes, toks, susigrįžta į tą bazę kažkokią tai aiškesnį. Man taip. Jo. Kažkaip man suskambėjo apie bendruomenę, mes jau taip po truputį einame pabaigą, žinai, bet vat, noris dar paliesti tą būtent žmonių aplink temą, nes vienišumas šiais laikais yra gan platėjanti problema, žinai, ir ypač didžiuosiuose miestuose, nežinau, ar Londone mūsų gal patirtis kiek kita, nes mes ten buvom atvykę jaunos ir, ta prasme, visiškai, bet, žinai, ten buvo... Tai jaunos, o vaikai, okay? Jo, vaikai, tikrai ten. Bet, žinai, vėliau ateina laikas, kai tų naujų pažinčių mažėja, kai darbai, šeimos, nesvarbu. Ir nežinau, ir aš irgi taip klausiu savęs, o ką daryti, žinai, ką daryti žmonėm, nėra net taip paprasta nueiti ir susirasti, žinai, naujų draugų, atrodo. Ir vat, bendruomenės svarba, kaip tau atrodo. Man atrodo, kad susirasti draugų šiaip visai vat įmanoma. Nėra, kad taip vėl, čia yra požiūrė dalykas, žinai, jeigu tu turėsi interesą susirasti draugų, tai tu tikrai susirasi draugų. Tu gali nueiti tą patį barą ir tiesiog pradėti šnekėti su aplinkiniais žmonėm ir po to paaiškės kažką turite bendro ir jau gali sutikti ir antrą kartą. Bet aišku, bare gal nereikia tiek draugų ieškoti, nes tada ne per daug lankysies, žinai, ir tada viskam kitam gali būti, bet dažniausiai draugai atsiranda iš bendrų darbų, bendrų projektų kažkokių, tai ir jeigu ten įveikia kažkokius iššūkius, tai tie draugai lieka tau netgi ilgiau. Ir tada gali dar kitus projektus daryti, arba, žinai, jūs sujungi jau tas sunkus darbas. Tai jau žinojai, ką reiškia tas išlietas tas kraujas, jau labai daug duoda. O dėl to, kad visi dabar žmonės vieniši, ne visi, bet jų skaičius auga, tai man labai yra dėl to liūdna. Ir iš kitos pusės tie žmonės irgi patys kalti. Žinai kodėl? Nes jie sėdi Instagramuose, jie sėdi tos telefonuose. Ir žiūri šitas podcastus tiesiog be perstojo. Jo, parašykit savo seniem draugam, arba naujiem draugam, arba susiraskit naujų draugų. Aš nežinau, tiesiog reikia, žinai, yra tam tikros ribos, kiek galima naudoti tas technologijas ir kiek jos iš tikrųjų yra pakaitalas tikram ryšiui. Nes jos nėra tikras ryšys, kad tu ten su kažkos rašinėjai ir ten mėtais mimsais, cool, viskas okei, visi mes tai darom, bet tai nėra tai, kas iš tikrųjų tavo sielą pamaitins. Tu vis tiek padėsi tą telefoną ir ką, tu atsigulsi ir tu galvosi, kažko vis trūksta, kažko vis dar noriu ir tada ko noriu, gal dar paskrolinsiu, gal praeis, paskrolinsiu, nepraėjo, tai ką daryti ir tada tokia biški krizė, tokia, kažkoks tai atsiranda tas voidas viduje, ta tuštuma ir ką su ta tuštuma daryti.
nežinau, čia tipo ir šūdas, kur man gyvenimus eina, viskam peizė. Tada mintis juodas ateina, ne? Nu tai va, bet čia absurdas. Čia yra absurdo vakarėlis. Bet tu tiesiog galėjai pažvengti su draugais ir kažką, žinai, pavalgyti. Tipo, tiesiog. Simple. Mes nesam labai susitingi, mums nereikia čia piramidžių statyti, nėra ten kažkokia, čia ne fizika didžioji, žinai, tiesiog pabūt žmogum. Šitą mes užmirštam, kad tai reiškia, mes dabar į save žiūrim kaip į kontentą, kaip į šitą kažkokį tai brandą, kažkokį tai tenais, ar aš čia graži, negraži, ar aš čia stora, nestora, ar čia aš faina, nefaina, nu žinai, ir tu save pradedi jau net ne pats vertinti, ne kaip žmogus, o į save kaip kažkokį tai potencialų, nu ten, content mašiną, nu, jaus davė, žinai, kažkokia tai. Tai šitą reikia pamiršti, reikia daugiau grįžti prie žmogiškumo. Žmogiškumas yra žiauriai paprastas ir ten nereikia didelių smegenų, dar kažką, tiesiog reikia chill. Chill ir su savo draugais ir naujais draugais, tiesiog pabūti kartu, pabendrauti, išgerti kažką, pavalgyti ir viskas. Taip. Grįžti namo, kažką pažvengti. Back to basics. Bairiai geri, žinai, kažką gero sugalvojai. Jeigu dar kažką gero sugalvojai, dar kažką sukūrėt kažką iš viso, lafa, gyveni ir šitą kaifuoji. Jo, paprasti dalykai. Genialumas slypi paprastume. Tikrai taip, čia nereikia didelius, nors tai algoritmai gali tave, žinai, labai užpančiuoti smegenis, tai gali pasirodyti, kad viskas taip sunku, reikia ir tą daryti, ir čia niekas bet ne, nu, nėra taip, žinai, tikrai nėra. Svarbiausia yra tik tiesiog nepradėti mintimis, bandyti spręsti minčių problemų. Nes čia absurdas. Čia dažniausiai tos problemos yra iš niekur, absoliučiai mes jas susigalvojame. Ir pati tą manau dar, žinai, garsiai išsakyti, va, nu, eini su draugu, pasikalbė. Tai čia ir jinai, tavo problema, kuri buvo tokia, jinai patampa tokia. Ir tavo draugas pradeda žengti, tai čia for real. Nebesvai, gerai, einam kažką. Ir mums to reikia, ir tu to negausi iš vien su šnim telefonais. Taip, visiškai pritariu. Jie nice yra, bet jo, reikia paliminti. Na ką, Aiste? Taip, fainas tam šnekėti. Labai faina man taip pat. Labai daug ką turiu papasakoti iš savo gyvenimo ir norėtųsi dar paliesti, žinai. Norėčiau daugiau išgirsti apie tavo istoriją. Tai mielai, reikės part 2 daryti. Jo, galėsim part 2 padaryti. Jo. Tai ačiū tau tikrai, kad atėjai, kad skyrei laiko. Ir primink, kada tavo koncertas bus lapkritį, ne? Jo, 21 lapkričio Kablyje. Lauksim. Lituanik. Jo, visi galės apsirengti, aš sakau visiems apsirengti, žinai, kažką, kas turi kažką auksinio, tokia žibančios, kad, žinai, ne aš ten spindėčiau vieną, bet ten mes visi tokie padarytume žiauriai gerą tūsą. Toks disko vibe šiek tiek, ne? Nu, ten bus visko jo, bet, žodžiu, šventė, bus šventė. Babylon vibes. Okay. Žinai.